Labadiena, gerbiami žiūrovai. Šiandien kovo 11 ir pašnekėsime, pakalbinsime Petrą Gražulį. Petrai, šiandien yra kovo 11. Ką reiškia kovo 11 jums? Be abejonės tai yra tautos nepriklausomybės šventė, kadangi mes 50 metų buvom okupuoti sovietų ir dėja susiklostė tokios politinės sąlygos, išlaisvėjo, tapo nepriklausomos visos Pabaltijos šalys, Lenkija, Čekija, Vengrija, kitos ir be abejonės mes. Bet aš savo užduodu klausimą, ar mes esame laisvi? Mes dažnai rodom pirštu į kaimynę šalis, Rusiją, Baltarusiją, kad ten nėra rinkimų, kad ten, jeigu yra, jie tik tais daugiau vaizduojami, o dabar vyks rinkimai ir Rusijoje, ir Amerikoje. Ten matom, tas problemas, kad ten užvaldyta viskas žiniasklaida, teismai, o mes. Ar mes nesam taip pat užvaldyti? Daugelis sako, aš tą patį manau, kad jeigu sovietmečiu mus valdė sovietinė diktatūra, tai dabar yra užvaldyti, mes esam Landsbergių klano. Ne tik tai žiniasklaida, teismai, iki teisminio tyrimo institucijos. Žmonės jau neturi teisės reikšti savo nuomonės, ypač jeigu tu pradėsi kritikuoti homoseksualizmą, anksčiau komunizmo nebuvo galima kritikuoti, tu būsi persekiojamas, būsi baudžiamas. Taip, kad mes vėl grįžom į tą diktatūrą. Ir tikrai man po 30 daugiau nepriklausomybės metų kelia didelį liūdesį, kur mes toliau nueisime. Ypač yra žmogus, jeigu paimsim patį žmogų, ir žmogus turi daug įvairiausių priklausomybių. Tai ir nuo narkotikų gali būti priklausomybė, tai ir nuo alkoholio, tai ir nuo lošimų, kaip dabar Stepukonis bando aiškinti, kad jis yra probleminis lošėjas. Matom, kad ir nuo IT technologijų gali būti žmogus priklausomas. Ir visur reikia turėti saiką. Ir visuomenė. Tas pats ir visuomenė, tai tauta, tai yra visa visuomenė. Ir šiandien tikrai Lietuva yra, sakyčiau, praradus tą nepriklausomybę. Ir labai gaila. Ir ne tik, kad žmonės yra nelaisvi, bet to labai didelė dalis to nemato, su tuo susitaikė, jie aukštesnių kažkokių vertybių neturi, paprasčiausiai jis nori gerai, komfortiškai gyventi ir jis dėl to komforto daug ką paaukos, net savo sąžinę. Tai va tie dalykai yra ir aš manau, kad kokia Lietuvos ateitis laukia, negaliu pasakyti, bet ir nieko gero žadėti negalėčiau. Ta prasme, jūsų prognozės Lietuvai yra niūrios. Niūrios ir aš sakyčiau, niūrios mano prognozės ne tik Lietuvai, bet visam šitam demokratiniam pasauliui. Akivaizdžiai matom, kad jis yra valdomas dar kažkieno, tai yra stambių korporacijų, galima įvardinti, įvairiausių tų Sorošų arba kitų magnatų, kurie savo siekia tikslų. Ir žmonės tam pasiduoda. Mes galim daug, pažiūrėkit, ką tik praėjo COVID-as. Kokia didžiulė COVID banga, kokia buvo sukelta psichozė. Ir žmonės negalėjo pasiekti medicinių paslaugų, dėl to daug daugiau mirė negu nuo COVID-o. Tie, kurie turėjo kitą nuomonę, tiesiog buvo žeminami ir niekinami, žmonės buvo uždaryti, nebuvo galima leisti bendrauti, įeiti į parduotuvę, turėti įvairiausius pasus ir panašiai. Nebuvo pagrindo. Šiandien mes galim pasakyti, tokiam dideliam žmonių suvaržymui nebuvo pagrindo. Bet už to stovėjo milžiniški pinigai, vakcinos, laboratorijos, tyrimai, čia milijardai, prispausdino milijardus pinigų, atėjo infliacija, dabar sukėlė bankai palūkanas, kad tuos pinigus susigrąžinti iš žmonių. Tai turbūt dar vienas svarbus aspektas, kurį reikėtų pažymėti, kas įvyko per COVID-ą. Tai buvo turbūt masinė paklusimo tokia akcija visom vyriausybėm, visiems sprendimams ir žmonių, kaip sakoma, akių dūmimas, nes žmonės pakluso vyriausybei, nors galbūt kiti turėjo savo nuomonę, galbūt kažkokią tai kitokią nuomonę, bet tai įvyko tai, kad masinė kontrolė buvo perimta ir ta didžioji dauguma pasitikė vyriausybių sprendimais. Dalis, tai žinau, kad didelė dalis tikrai tikėjo
aš manyčiau, vyriausybių sprendimais, ne vyriausybės, vyriausybių pasaulyje sprendimais. Ir kas įdomiausia, va tokios diktatūrinės šalys, galvo kaip Baltarusija, jinai nuėjo kitų kelių. Ir Švedija nuėjo daug liberalesnių kelių. Jau Švedija tai demokratinė šalis. Ar ten žuvusių daugiau? Ne, tikrai ne. Tikrai daugiau, ne. Tikrai... Antras dalykas, ir ten ir medicina buvo pasiekiama ir panašiai. Čia yra sukelta buvo dirbtinai psichozė. Ir tų psichozių sukeliama daug. Paimkim dabar, kad ir vėl tą karas Ukrainoje, ne? Taip. Irgi dabar tu būtum prieš metus pasakęs, kad čia Ukraina gali pralošti ir nelaimės, tai tave patnikų, tų agentų rusų apšauktų. O dabar Landsbergis sako, kad ateis greitai karas ir Lietuvoje rusai užpuls Lietuvą, jie gali viską, ką nori šnekėti. Ir tauta bauginama. O mano gilių įsitikinimu čia yra vėl gal daugiau priešrinkiminis toks šou, kad maždaug parodyti, kad jeigu jau žiūrėkit, tik mes vieni galim apginti Lietuvą, o visos kitos politinės jėgos neapgins, mes esam patriotai. Tai čia, aš manyčiau, po rinkimų gali ir baigtis šitas vajus karo Ukrainoje ir kad čia Pabaltijį užpuls, bet žinoma, tos versijos negali atmesti, bet tikrai ne šiandien. Ir jeigu vakarai būtų principingi, būtų vieningi, tai tikrai jokios baimės nebūtų. Bet dėja, mes matome tuos vakarus irgi, sakyčiau, ištižusius, nevieningus, besiblaškančius ir gali tikrai oponentas arba tas Putinas pasinaudoti tą situaciją. Tai vis dėlto, pasakykite jūs savo nuomonę, ar matote grėsmės iš Rusijos, taip kaip piešia dabartiniai konservatoriai, valstybės saugumo departamentas pateikė neseniai savo ataskaitą, ar vis dėlto tos grėsmės, kaip ir 33 metus, jau yra išpūstos ir kiekvienais metais Rusija įvardinama kaip grėsmė Lietuvos nepriklausomybei. Kaip jūsų nuomonė, ar iš tiesų gali taip įvykti tą valandą X, kad Rusija ims ir vėl okupuos Lietuvą? Ar vis dėlto šiuolaikiniai, tokiai demokratiniai visuomenėje tas jau yra neįmanoma? Man labai sunku pasakyti, bet labai teko skaityti internete vieną tokį šmaikštų pasisakymą. Kam Putino, kam pulti Lietuvą, jeigu čia yra konservatoriai, kurie jau tą Lietuvą puola. Tai aš manyčiau, kas yra Lietuva iš tikrųjų, kaip ir minėjau, nėra laisva ir tos laisvės nuolat mažėja. Kaip pasielgs Putinas, aš manau, jeigu neišduos vakarai arba Amerika, tikrai jis nesiryš to daryti. Ir kas įdomiausiai dabar, jūs patys pastebėjot, anksčiau sakydavo, kad NATO tučtuojo ateis, tai reikia atsilaikyti 24 valandas. Taip. O dabar jau kalba, kad mažiausiai 2 savaitės. 2 savaitės. Jo, tai įsivaizduokit, kas yra. Tai gal jau vakarai kažkokias darybas veda su Rusija. Nieko negali žinot. O įmanoma Lietuvą atsilaikyti 2 savaitės? Ne, aš manau, tikrai neįmanoma. Tai čia... Mes neturime nei ginklų, nei šovinių, nei amunicijos, nei lėktuvų, nieko neturime. Mes tik kalbam, o nieko nedarom. Dar kitas dalykas, kada kalba ypač šiais laikais apie tai, kad reikia didinti finansavimą krašto apsaugai. Taip. Pažiūrėkit, prisiminkit trumpą mūsų istoriją. 40 metai Lietuva okupuojama. Pati moderniausia tuo metu buvo kariuomenė. Ginkluotė skirdavo iki 20% nuo biudžeto Lietuva. Taip. Bet kai atėjo okupantas, nei vieno šūvio. Nei vieno šūvio. Pasitiko dalis visuomenės su duona ir druska. Taip. Okupantą, tai nepaslaptis. Tai ar šiandien žmonės gins, ar bus žmonių, kas ima ginklą į rankas, pirmiausiai patriotinė, mylinti Lietuvą tėvynė. Mes matom daug pavyzdžių. Afganistanas, kas ėmė Afganistaną, biednas, neturintis lėšų, kas jį nukariavo? Niekas. Už tai, kad dvasia buvo. Pasipriešinimas. Ir šiandien, jeigu nėra dvasios, jūs nepažiūrėkite į tas plačias, aukštas, ilgas vėliavėlės arba skambius žodžius "aš myliu Lietuvą". Tai nieko nereiškia. Va tie, kurie 40 metais labiausiai šaukė, kad myliu Lietuvą, jie per upelį ir į Ameriką paliko tautą. Taip, kad tas, žiūrėkit, net ir žiūrėkim į tuos žmonės, kurie yra Seime. Kokia jų buvo praeitis didelės dalies komunistai. Taip. Arba komjaunuoliai, arba komunistų vaikai. Dabar atsiminkime, kad komunistų partijai reikalinga buvo duoti priesaiką. Taip. Komunistų partijai.
Taip, taip. Ir dabar tą priesaiką davė. Antras dalykas, pažiūrėkit, kas valdo mūsų Lietuvą. Mūsų prezidentas. 87 metai. Kada mes organizuojame mitingą už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, prie Mickevičiaus paminklo įstoja dėl savo gerbuvio į komunistų partiją. Priimkim, pažiūrėkime. Čia jūs kalbate apie Nausėdą. Apie Nausėdą. Apie Nausėdą priminkime žiūrovams tą faktą, priminkite, prašau. Taip, 87 metais Nausėda stoja mūsų Lietuvos prezidentas į komunistų partiją. Kai vyko jau O persitvarkymo mes organizuojame, sąjūdis, jo beveik dar buvo išvakarės persitvarkymo sąjūdžio, mes organizuojame mitingą, pasmerkė prie Mickevičiaus paminklo, pasmerkė Molotovo-Ribentropo paktą. Taip. Taip, Pažiūrėkit, Čmilytė, Seimo pirmininkė, prisiminkit, senelis NKVD tankistas, tėvas KGBistas, o jinai visus moko patriotizmo. Ir va šitokį žmonės išduotų kiekvieną minutę tą Lietuvą. Absoliučiai. Ir man labai, žinot, kas yra kartais nesinori dalyvauti tuose oficialiuose renginiuose. Matai, kad ten melas, apgaulė, išdavystė, gražbiliavimas. Nu tiesiog koktu yra. Ir va tokia yra realybė. Bet šiandien mūsų tauta yra, tarp kitko, tokia kaip labai, toks žodis yra uzombinta. Galbūt ne užzombinta, galbūt konformistai. Tai Gal konformistai. Gal vis dėlto vėlgi visuomenėje per visas žiniasklaidos priemonės yra transliuojama pastovi viena nuomonė, na ir didžioji dalis tiesiog bijo pasipriešinti tai nuomonė, nors viduje turi savo nuomonę, bet reikšti jos nebegali. Nu taip, bijo, nenori savo gyvenimo griauti ir panašiai. Matyt, susijęti su darbais, susijęti su kažkokiam karjerom. Aš su vienu labai toks man, toks pavyzdys, toks artimas žmogus, mes sutarėm darysime reportažus ir panašiai, bet pasikalbėjo vienu žodžiu su savo aplinka ir nusprendė, kad tik tais, jeigu aš padarysiu reportažą įkels, savo veido ir balso niekur nerodys, nes gali pasidaryti nepatogus gyvenimas. Ir, žiūrėk, Ramau, mes atsimenėm, mes diskutavom, truputėlį aš buvau parašęs savo rinkiminiuose laikraščiuose tokį straipsnį. Kaimas Lietuvos stiprybė. Nes jeigu mes paimsim Lietuvos trumpą istoriją, caro okupacijos metai, kur inteligentija, kas įsaugo lietuvų kalbą? Be abejonės, net ir yra kaip čia skulptūra, kai motina sėdi, laiko vaiką ant savo kelių ir verpia siūlus ir moko lietuviškai iš katekizmo skaityti. Paimkim Lenkų okupacijos metus. Taigi visą inteligentiją gėdijosi kalbėti mužikų kalba. Kas įsaugojo? Būtent Lietuvos kaimas. Pažiūrėkit, 40 metai. Miesčionys visi. Negali sakyti visi. Didelė dalis į komunistų partiją. Kaimas eina į miškus ginti Lietuvos. Partizanaut. Ir va šiandien aš galvoju, kodėl niekinamas tas kaimas. Ir pažiūrėkit, tikrai Vilnius yra kitoks. Visiškai, aš pasakyčiau supuvę žodis, prisitaikęs. Ir kas yra, kad ta atvažiavusi iš kaimo į Vilnių žmogų, kuris turi pagrindus, pamatus, jį greitai sugriauna Vilnius. Vilniečiai, jis pasidaro toks miesčionis. Matai, gal jam nepatogu būti kaimiečiu, jis nori prisitaikyti prie to miesčionijos ir nori būti toks kaip visi miesčionys, pradeda narkotikus naudoti, dar kažkokius kitokius santykius pažbandyti. Taip, pritarti daugumai. Taip, būti madingu. Ir išduoda savo tėvus, savo senelius ir savo visas vertybės. Ir tai yra liūdna. Ir tikrai, pasižiūri ypač į sostinę ir visą Lietuvą, tai sostiniai labiausiai išplauti žmonėms smegenys. Labiausiai. Tai sostiniai, Petrai, prisiminkime, kad gyvena 50 000 turbūt ukrainiečių, 70 000 pagal paskutinius duomenis ukrainiečių, 50 000 baltarusių. Tai sostiniai kaip ir toj lietuvių nebeliks. Tai yra ir ta problema, bet dar tie žmonės tai valdžių nerenka. Gal ateis laikas, jie adaptuosis, bet gaus. Ką reiškia nerenka valdžių? Ar žinote, kad ES rinkimuose gali balsuoti kiekvienas ES pilietis arba asmuo, kuriam suteikta teisė gyventi vienoje iš ES šalių? Tai jeigu mes paskaičiuosime tos kiekius, kaip jūs galvojate, tie ukrainiečiai ar baltarusai, kurie yra atvykę, ar netgi rusai, didžioji dalis yra tikrų rusų.
Kaip Nu, jie aš balsuos? nežinau, Ar koks procentas jie turi tą vadinamą nuolatinį gyvenimą Lietuvoje, aš nežinau, sunku pasakyti, bet manau, pakol kas manau, tikrai kaip jie balsuos, irgi aš nežinau. Man atrodo, kad žiūrėkit, va tie ukrainiečiai, tie baltarusai ir tie rusai, jie užaugę dar vis tiek toj kultūroje, kuri palaikė šeimą, vertybinius pagrindus. Ir man tenka pabendrauti, pavyzdžiui, ir pas mane gyveno 7 ukrainiečiai, kuriuos priglaudžiau. Tai jie stebėjosi, kas čia vyksta Lietuvoje. Jie netikėjo, kad tai galima taip Ukrainoje, nors Ukraina priėmė Stambulo konvenciją, kaip pasakiau, rusai iš priekio, o vakarai iš galo duoda Ukrainai, prievartauja. Taip, kad tie žmonės dar nespėjo jų sugadinti. Aš manyčiau, genderizuoti. Genderizuoti tos vadinamos demokratinės vertybės. Taip, dar nespėjo pasėti kabutėse demokratinės vertybės, labai teisingai pasakei. Bet tai yra situacija, kuri verčia labai susimastyti. Ir aš dar paskutinį straipsnį irgi dedu į savo laikraštėlį, mūsų rinkiminį laikraštėlį, prisimindamas žydų tautos istoriją. Taip. Ir kas mane nustebino, kada tu skaitai žydų tautos istoriją, tai yra Senas testamentas, tai yra žydų tautos istorija. Kada žydų tauta nusigręžia nuo Dievo, Dievas siunčia pranašus. Ir tuos pranašus žydų tauta nužudo. Tada, kada neklauso pranašų, jos nužudo, Dievas siunčia nelaimės. Karus, marus. Tada ištikta didelių nelaimių, žydų tauta grįžta prie Dievo. Bet niekada, vat ką aš pastebėjau, pati žydų tauta nepaklausė Dievo siųstų pranašų. Visada juos nužudė. Tik per nelaimės sugrįžo prie Dievo. Tai ar mes neverti šiandien nelaimės? Kada, žiūrėkit, įteisinami, siekiame narkotikus įteisyti, vienalytės, santokas, daugelyčius santokas, kažkokias civilinės sąjungas ir visa kita. Tai jau mes. Ar mūsų nelaukia likimas Sodomos ir Gomoros? Pasižiūrėkime vien karai, kiek dabar vyksta karų pasaulyje, kiek visokių sukilimų ginkluotų, kiek žmonių žūsta. Pasižiūrėkime Ukrainą, turbūt plačiai apkalbėta mūsų visuomenėje, bet niekas nekalba apie Izraelio-Palestinos karą. Taip. Ant kiek yra slėpiama ta informacija arba mažomis eilutėmis. Kaip manote, kodėl vienas karas yra karas, kitas karas nėra karas? Nu, kad yra visų dvigubai standartai. Kaip šiaip pasakyti, Tomkus kaip rašė, kas valdo pasaulį. Ir šiandien akivaizdu, kad ten masiškai žudomi Gazoje nekalti žmonės, vaikai ir motinos. Taip. Ir visas pasaulis faktiškai, galima pasakyti, kalba, bet nesustabdo Izraelio. Bet žiūrėkite, jeigu žvelgiant į vakarus, tai iš tiesų netgi toj pačioje Jungtinėje valstijoje, tai matome protestus prieš tą karą, netgi Jungtinių valstijų karininkas, pilotas susidegino prie Izraelio ambasados, protestuodamas taip prieš Palestinos tokį genocidą, įvardinkime tą genocidą, nes iš tiesų palestiniečiai tikrai neturi jokių galimybių gintis, niekas joms nepadeda gintis, tai ten yra tiesiog imituojamas tas vadinamas karas su Hamas, kur yra žudomi civiliai ir vaikai. Jūs niekada nepamatysite per mūsų žiniasklaidos priemonės tų visų baisių vaizdų, bet jeigu pasigilinsite, manau, užsienio žiniasklaidoje tai yra pilna, tai yra baisu. Tai yra daug baisesnis karas negu Ukrainai. Tai su tuo sutik tikrai taip yra. Ir kad vienas kitas žmogus protestuoja ir net susidegina, bando atkreipdėmėsi, bet jie vis tiek pasaulis nereaguoja. Ir mes tikrai tai yra skaudu, kad tokia yra situacija, nors ir žmonės ir renkasi į protesto akcijas ir panašiai, bet kažkaip pasaulis tikros ir rimtos reakcijos nėra. O jeigu atsisakytų remti Izraelį ir pačią Ameriką, man atrodo, greitai nutrauktų tą karą ir naikinimą žydų, tai yra naikinimą palestiniečių. Tai yra labai skaudu, bet gyvenam tokiu laikotarpiu, kada, aš manyčiau, jeigu kalbam apie Lietuvą, kad čia, žinot, kad nežinai, kada gali ištikti nelaimė. Pažiūrėkit, kada užpuolė Ukrainą Putinas, daug kas netikėjo.
O šiandien, o kiek trūksta, kad būtų paleistas, paspaustas mygtukas ir atominis ginklas panaudotas? Kas gali pasakyti, kad taip nesitiks? Taip, kad mes gyvenam tikrai ant parako statinės ir jau tauta ir pasaulis Dievo bausmės nusipelnė. Petrai, bet jūs atsimenu, teikite rezoliuciją pasmerkdamas Izraelio veiksmus prieš Palestiną, kai dar buvote Seimo narys. Koks likimas tos rezoliucijos iš tiesų? Tai jūs, ar ta rezoliucija vis dėlto buvo politiškai nepatogi kažkokiai tai valdančiai daugumai, nes ta rezoliucija net nebuvo svarstyta, jinai gulė kažkuriam tai komitete ir daugiau apie ją nieko negirdėti, o kiekvieną dieną žūsta žmonės ir mes jokio pasmerkimo neduodame, nei suteikime kažkokiu tai veiksmų, imtumėmės, kad išspręsti taikiai tą konfliktą, galbūt kalbėti su Izraeliu, kad jisai nutrauktų tą civilių žudymą. Žinot, ta rezoliucijos pasakysiu tą istoriją. Iš tikrųjų, tai buvo labai subalansuota. Ta rezoliucija negaliu pateisinti ir Hamas įsiveržimą į Izraelį, negaliu pateisinti įkaitų grobimą, bet negaliu pateisinti ir nekaltai žudomų vaikų, žmonių. Ir reikalauti, kad būtų taikos būdų sprendžiamas tas kelias, tas konfliktas. Dėja, už šitą mano rezoliuciją balsavo gal viso tik 15 ar 14 Seimo narių. Niekas kitas nepalaikė. O kada buvo pasmerktas terorizmas, viena pusė tik pasmerkta, tas įsiveržimas į Izraelį, visi vienbalsiai beveik nubalsavo. Įsivaizduojate, kas yra? Tai kaip jūs galvojate, ar Seimo nariai vis dėlto balsavo pagal kažkokias savo vidinės nuostatas, ar kažkokiu tai tikslu, ar kažkokiu tai baimių vedami? Vedami baimių ir kalbėjausi privačiai, kaip pažiūrės į mus pasaulis, kaip pažiūrės į mus Amerika, kaip pažiūrės į mus žydų tauta ir panašiai. Bet žmonės balsavo pagal tokią politinę nuostatas vyraujančias pasaulyje. Tai galima sakyti, kad Seimo nariai tie patys konformistai. Taip pat, nieko. Kokia tauta, toks ir parlamentas. Na taip. Petrai, vis dėlto šiandien kovo 11. Visi jūs pažįsta, jūs buvote ilgiausiai Seimo narys per visą turbūt Lietuvos istoriją, kiek išbuvote Lietuvos Respublikos Seime. Buvote dabar pašalintas iš parlamento, kadangi jums buvo netgi dėl jūsų buvo sušaukta pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje neeilinis posėdis. Tai buvo pirmą kartą Lietuvos istorijoje, kiek mes turėjome visokių grėsmių, kiek mes turėjome visokių probleminių dalykų, niekada nebuvo šauktas neeilinis posėdis ir tas posėdis buvo šauktas tik dėl jūsų, nes kitą dieną turėjo svarstyti jūsų neliečiamybę visai kitų klausimų, kurį jums leistų kandidatuoti, kad ir būtumėt pašalintas iš Seimo. Tai Petrai, visi jūs pažįsta iš tiesų kaip tokį daugiau skandalistą, jūs įsivelėt visokias įdomias istorijas, visuomenė nagrinėja kiekvieną jūsų istorijos tokią detalę, bet tai tokia yra visuomenės nuomonė. Bet vis dėlto aš norėčiau pakalbėti apie jūsų praeitį, kaip tarkime, kokios jūsų gyvenimo peripetijos, kokia jūsų veikla privedė prie to, kad jūs likote turbūt vienintelis iš tų Seimo narių, kuris tikrai nepabūgo nei sovietų valdžios, nepabūgo ir dabartinės valdžios ir kovojate už tas savo vertybės. Tai galbūt pradėkime nuo jūsų šeimos. Kokioj šeimoje jūs augote? Aš gal pradėsiu atsakyti į šitą klausimą, kurį tu uždavei. Vat skandalistas, ašgi neturiu žiniasklaidos priemonių, ne? Ne. Pažiūrėkit, kas yra. Galima išpūst burbalą. Vat paskutiniai žiniasklaidoje baisiai stengiasi jau plačiai nušviesti ir Delfis laikė čiut ne 2 dienas tą reportažą iš mano buvusios patarėjos. Jinai ten gal kokį nepilnai pusmetį dirbo, bet nebūtinai, kad jinai ten konfliktiška, muša savo vaikus ar panašiai, bet va Gražulio yra patarėja. Tai jie tą skandalą pūtė ir pūtė. Būtent apie tą ir kalbu. Va, jūsų ta žiniasklaida suformuota nuomonė. Jie formuoja sąmoningai. Apie jūsų gerus darbus, apie jūsų pateiktus įstatymo projektus.
apie jūsų kažkokius tai pagalbą žmonėms, apie jūsų, kaip sakoma, nuopelnus visuomeniai nekalbama, bet kalbama apie tokius smulkius, tokius negražius dalykus. Taip, bandoma juos išpūsti. Taip, ir visą laiką tie negražus dalykai išlenda, na, ir visuomenė supranta, ir pažiūrėkit, dabar ir Birutės istorija, nu taip, aš nesiteisinu, bet žiūrėkit, kas, aš jau 4 metai ir 5 buvau išsiskyręs, sutikau su Birutė, tai pažiūrėkit, nu, gimė kūdikėlis. Bet žiūrėkit, koks puolimas buvo. O dabar kalba plačiai Seimo nariai visuomenė, kad Landsbergis gyvena Austėje, bet dar turi porą žmonių ir turi žmonų ir vaikų. Ir viskas gerai. Ir niekas apie tai nekalba. Ir dar viena detalė. Pažiūrėkit, ar tai nėra svarbus dalykas žiniasklaidai, kad vyksta teismai dėl švento rašto citavimo. Kur žiniasklaida? Nėra. Tai pirmą kartą Lietuvos istorijoje, aš manau, per visą, ką jūs pasakėt Lietuvos istoriją, žmogus teisiamas už švento rašto citavimą. Tai turbūt būsiu pirmas žmogus Europos Sąjungoje. Gal būsiu pirmas žmogus Europos Sąjungoje. Švento rašto citavimą, kad yra iškelta baudžiamoji byla, kuri keliavo iki teismo, kur teismo sprendžia, ar jūs įžeidėte kažkokią tai vieną ar kitą grupę, ar ne. Taip, ir aš dar noriu pasakyti tai, ką aš pasakiau Seime, kada mane užkabino tie homoseksualūs asmenys, aš pasakiau bendrai, ką aš galvoju, ką kalba Dievas, šventas raštas apie homoseksualinius iškrypimus. Taip. Ir pasakiau, kad Dievas sukūrė vyrą ir moterį. Ir jūs įsivaizduokit, kas yra. Ir tai dėl to esi teisiamas. Taip. Lygiai taip pat, kai klausykit, kas yra, jeigu dar aš būčiau paspaudęs tą mygtuką, teismo ekspertai nenustatė, kad balsavau. Ir išmeta į Seimo. Vat koks baisus nusikaltimas. Pasižiūrėkime. Arba žiūrėkit, yra sakoma. Jeigu teisėjas turi remtis kaip ir faktais, teisingai visom faktiniam aplinkybėm ir neturi gilintis į tas detalės. Tai iš tiesų, jeigu teismo ekspertai nenustatė, kad jūs paspaudėte tą mygtuką, tai kaip gali teismas konstatuoti, kad jūs paspaudėte? Ar jie yra kažkokie tai aukščiau ekspertus, ar tai vis dėlto politinis sprendimas, na ir tokia turbūt nepalanki situacija susidariusi, kad tas sprendimas tik tai gali būti skundžiamas Europos žmonių teismui. Ir tai po kelių metų čia išaiškins, bet aš žinot, kas ir kad Europa irgi šiandien gina tik visokias genderistinės, vienalytės santuokas. Bet pabandysim. Mes kalbame dėl to mygtuko. Taip. Iš tiesų, jeigu ekspertai nenustatė, na, galima paimti dar papildomą ekspertizę turbūt. Na, jeigu jūs nepaspaudėte, tai kaip gali teismas konstatuoti, kad jūs paspaudėte, ar visa įvykių dauguma leidžia daryti. Ir vėlgi teismo sprendime mes žinome, kad įrašytas teismo sprendimas, net ne tuo klausimu, vienu žodžiu pridaryta pilna klaidų. Tai nežinau, tai iš tiesų galbūt tai yra sumenkina visuomenės pasitikėjimą vyriausybė, teismais ir tą teisybę valstybinę, teisingai. Taip, ir žiūrėkit, dar tik kitą dieną po to Gapšys nuteistas sėdi kalėjime, jis nepraranda imuniteto. Tai va čia, kad čia įvyksta sandoris darbo partijos, opozicijos ir valdančiųjų. Ateikit balsuot, darbiečiai, ateikit kiti opozicijos socialdemokratai balsuot, tai tada mes išgelbėsim Gapšį. Mes slaptų balsavimu nepalaikysim Gapšio apkaltos, bet vyksta juodi susitarimai. Nu dar mes prisiminkim vieną istoriją. Taigi Aleksandras Sachrukas balsavo už karalių Seimo narį, už Liną karalių, Aleksandras. O pagal statutą Linas karalius, kadangi buvo išvykęs, be pateisinimas priežasties, turėtų negauti už tą laiką atlyginimo. Kuris ten buvo Tailandė? Tailandė, nežinau. Bet jis turėtų pagal Seimo įstatymus, pagal Seimo statutą negauti atlyginimo. O Linas karalius, kuris balsavo už jį, turėtų būti jam apkalta įvykdyta. Daugiau kaip 100 kartų balsavo, Linas karalius lieka išmest iš Seimo, o Sacharukas lieka Seime. Štai vat matom, kokioj valstybėje mes gyvenam. Bet ir kiti sako, tau Gražulį reikėjo gal padėti mandatą, pagudravuot. Nenoriu gudravuot. Būtų pasakę, o Gražulis, matai, tik kalba už vertybės. O kai reikėjo palikti šiltą vietą Seimo nario, tai jis jau padėjo mandatą. Bet ar tikrai tokia ta vieta šilta? Jūs pasižiūrėkite, kas darosi. Jūs papasakokite, kai yra aprūpinimas. Dabar vėlgi žinome, Tapino iškeltas tas vadinamas pačekiukų skandalo, Tapinas priėjo prie Seimo narių ir tikrina jų parlamentinės išlaidas. Ir ką mes matome, didžiausias, kaip sakoma, Seimo nario turtas, tai yra nusipirkti kažkokį tai kompiuterį vienokį ar kitokį.
Nes Seimo kanceliarija išduoda vieną nešiojamą kompiuterį Seimo nariui ir visiems padėjėjams kartu, taip? Nu, padėjėjim irgi gali įsigyti dar vieną kompiuterį. Bet tai gali įsigyti, bet iš tų pačių parlamentinių lėšų. Taip. Nu, ir tada vėl turbūt vėl gaunasi kuriozas, kad tau kaip ir išduotas kompiuteris, kuris sunkiai veikia ten kelių metų. Nu, žinom, be abejonės tie kompiuteriai yra gana prastoki, bet aš nusipirkdavau iš savo Seimo nario atlyginimo, o tas lėšas skirdavau ar tai kažkokiam tai sveikinimam, ar gėlėm, ar ten aš tikrai labai daug pridalindavau gėlių, arba, pavyzdžiui, paskutiniu metu daug labai žvakučių prigamindavau, Velykos, Kalėdos, kitos šventės. Taip, ir kiem dovanodavau. Nežinau, bet kas svarbiausiai, kad tie kompiuterių tikrai nereikėjo. Ir, arba ten, kad ir tas, paimkim, Seimo narys, kaip šitas užkrito, jisai ten ataskaitas kažkokias spausdino, man tada neišsispausdino nei kas tas lėšas. Džiugelis jis buvo, kažkokias tai paslaugas pirko ir panašiai. Taip, kad čia, man atrodo, daugiau pinigai, kad ir nelabai didelės sumos, bet išplauti pinigai, Kreivys irgi gražino ten 18,5 tūkstančio eurų. Taip, kad aš nežinau, gal reikėtų taisyti tą sistemą visą ir nereikėtų jokių kanceliarinių tų išlaidų Seimo nariams. Nors pažiūrėkit, merai visi kiti naudoja automobilius, turi viską ir niekas nesikabinėja, o Seimo narys jau negali turėti, bet yra kaip yra. Tai iš tiesų, Petrai, grįžtame prie to, kad ar tikrai ta Seimo nario vieta, ta tikrai tokia šilta, jūs buvote pašalintas iš Seimo, bet galbūt teisybės netgi labui, galbūt reikėjo padėti tą mandatą ir neleisti susidoroti konservatorius su jumis? Aš jau tikrai daug svarčiau, buvo daug patarimų. Taip. Ir kaip būtų žmonės vertinę? O Gražulis nuolat kalba, kad turi nuostatos, turi principus, kad ir nelabai šilta, bet vis tiek būtų nepadėjo mandato, išdavė savo vertybės ir pasirinko komfortiškesnį gyvenimą. Aš to nedariau. Ir tikrai buvo daug labai tokių pamastymų, kad ir aš prisimenu Marijampolėje 88 metais vasario 2 dieną savo teismą, tai saugumas darė didžiulės pastangas, kad tik aš taip pat atsisakyčiau eiti į apmokymus sovietinės armijos. Mamai dalė didelį spaudimą. Mama verkė apsikabinus mane, kad tu neik vaikelį į kariuomenę. Sakė, paimsim tave tik savaitėj, tik tu, kai sako, negradink savo gyvenimo. Bet aš pasakiau, ne mama, aš eisiu į kalėjimą. Ir aš nuėjau. Tai dabar aš galvoju, tikrai kalėjimą rinktis ir čia tik Seimo nario mandato netekimą. Tai norėjau išlikti principingas ir parodyti visuomeniai, kad ir koks bebūtų tas Seimo nario mandatas, aš jo nesirinksiu, o rinksiuosi teisingumą. Ir dar dalykas vienas, taigi atskleidėm, kad nėra opozicijos, yra sandoriai, klastingi, nešvarūs, tarp opozicijos ir valdančios daugumos. Gapšiukas, kaip ir kalbėjom, paliktas Seime, sėdintis kalėjime, o aš už tariamą mygtuko paspaudimą esu pašalintas 10 metų į Seimo. Taip, ir dar priminkime, kas tas mygtuko paspaudimas. Tai kada būtų įstatymas, kada būtų įstatymas. Ir ten beveik visi vienbalsiai balsavo. Buvo balsavimas dėl darbotvarkės, tas mygtuko. Taip. Kad ir būtų tas mygtuko paspaudimas. Taip, nieko nereiškia, absoliučiai. Tada, sako, įstatymas, priimtas vieno balso persvara ar panašiai. O dabar buvo ar rudenio, ar pavasario darbų programa, kur nusprendėm pagal tokią programą dirbti. Bet niekada Seimas pagal tą programą nedirba. Pastoviai kiekvienam plenarinių posėdžių nauji klausimai, kur nebuvo programoje. Ir pusė tų klausimų neapsvarstoma, kurie buvo įtraukti į darbotvarkę. Ir štai iš to padaro didžiulę problemą. Taip. Tai tas pats buvo ir su jūsų peticija dėl Palestinos. Tas pats buvo irgi. Dėl Palestinos baimė visų, ypač Amerikos, ką pasakys amerikonai, kurie remia Izraelį, kaip čia kitaip galima, reikia pasmerkti Hamas ir panašiai. Petrai, tai iš tiesų dabar kovo 11 dienos proga papasakokite, palinkėkite, galbūt nepapasakokite, palinkėkite kažką tai mūsų Lietuvai, mūsų tautai, kažkokį tai linkėjimą. Nu, žinot, aš tai siūlyčiau eiti ne tik į paradus, ne tik į minėjimus, bet tikrai atverti akis, pamatyti, kokio visuomenė gyvename ir išsaugoti tas vertybės. Už laisvę visada reikia kovoti.
Ir šiandien irgi mes laisvės neturim, kaip minėjau, jeigu Rusija turi Putiną, Baltarusija, Lukašenką, tai mes turim Landsbergių klaną. Taip pat yra, taip pat laisvės neturim. Čia toks Landsbergių, tas vadinamas valstybininkų klanas. Valstybininkų klanas, kurių simbolis yra šito klano viso Landsbergiai. Supratau. Dėkui Jums, Petrai, tada ačiū Jums, gerbiami žiūrovai. Su Jumis buvo aš, Ramojus Girinskas, ir svečiuose pas mus Petras Gražulis.